esu, sakome, ne pirmą kartą svečiuose Šiaulių miestą. Ne kartą buvau tikrai nuostabai priimtas, kas liečia ir kaip žaidėjų, ir kaip trenerių atvejai. Taip, kad yra ne naujiena, bet šiuo metu, sakoma, paskutinės 2 dienas tokios buvo įtemptos. Deriname visus klausimus, kas liečia komandą, kas liečia tolimesnę ateitį. Šiaip sąlygos, kaip sakoma, visos gyvenimo organizaciniai klausimai spręsti, dabar lieka tik tai sportiniai klausimai. Problemų iki kol kas neiškilo, nes tik savo keletą dienų esu Šiauliuose. Teko dar pavažinėti į Vilnių, Kauną. Kaip sakoma, šiandien prasideda tikras darbas ir apsistosiu Šiauliuose. Ir laukia labai sunki savaitė kita. Žinote puikiai, 3 rungtynės, kuriems reikalingas pozityvus rezultatas, to sieksime. Su komanda susipažinau, teko, kaip sakoma, dalyvauti jau treniruotėje vakarykštėje, o neoficialiai buvo ir užvakar, buvo, kaip sakoma, tarpusavio rungtynės. Komanda, su kai kuriais žaidėjais teko ir net darbuotis, pažįstu komandą. Ir minėjau, kaip ir vakar trumpai komandos tokiam susirinkime, kad Šiauliai visą laiką yra specifinė komanda, pozityviai specifinė. Ir rezultatai praeitų metų ankstesni rodo, kad eina taisyklinga kryptim. Šie metai vadovybės netenkina rezultatai. Ši komanda jaučiasi, kad yra kažkokia dvasia, sakoma, šiaulietiška dvasia. Ir stengsime šią išlaikyti ir atėję nauji žaidėjai sudarys sveiką konkurenciją, kuri tikrai yra reikalinga. O tolimesnis laikotarpis parodys. Jūs turbūt žinote, kad pasidarė, kaip sakoma, transferų langas ir tie žaidėjai, kurie yra pakviesti ir kurie atėjo nauji, jie nesikeis iki sezono galo, nebent atsiras, kaip sakoma, laisvi žaidėjai, kurie nebe kontraktiniai, bet šiuo metu nematau labai didelės problemos. Gal vienam grandyje būtų galima būtų kažką pagerinti, bet yra kaip yra šiuo metu. Stengsimės daryti viską, ką iš tų žaidėjų, kuriuos turime. Žaidėjai yra gana gero lygio. Sakau, keista, kad vieta šiuo metinė tikrai netitinka jų galimybių. Situacija yra gana įdomi, nelengva, bet ir yra, kaip sakome, iššūkis kažkoks tai. Praeitų metų rezultatas parodė, kad galima tikrai kovoti ne tik dėl 4. ir aukštesnių vietų. Šiemet, kaip sakoma, nebuvo to, nėra to. Gaila, bet tikslai yra iškelti ir visi tai žino, kad kitais metais dalyvauti, kokiu būdu dalyvauti Europos taurėse. Yra tam tikri niuansai, yra vieta, turnyro lentelė, yra taurė. Taip kad iš tų bandysime kažkokią rezultatą pasiekti. Ne, paprasčiausiai sakau, yra dar tik keletą treniruočių vyko ir kaip normaliai treniruotė tik tai šiandien, kaip sakoma, bus, nes vakar žaidė dubleriai su ekranu, o prieš tai mačiau tik, kaip sakoma, tarpusavio rungtynės, bet mačiau rungtynės ir su Sūduva, mačiau rungtynės ir su ekranu per televiziją. Planai, sakoma, Šiauliai žinomi ir teko su tais pačiais Gargždais žaisti, taip kad komandas buvo specifinė, o problemų kaip visos komandos yra pozityvių dalykų, yra negatyvių. Taip kad vieną, sakoma, minusą turim, bet aš jau neskelbsiu prašiausiai ir stengsime kompensuoti, ką mes turime. Šiaulių futbolo klubo vyriausias treneris ir oficialiuose varžybose sekmadienį debiutuos tame poste. Ir dar jį pasakyti būtų apie Valdo asistentus. Valdas rinko asistentus pats ir pasirinko Deivį Kančelskį ir Rytį Taurą. Su vartininkais dirbs, kaip ir dirbo Audrius Paškelis. Aš nemanau, kad jie taip buvo auksiniai. Manau, kad jie buvo šventė didelė. Buvo 2 metai Kareda, 2 metai Inkaras Grifas, buvo Mažeikiai, žinote. Tai buvo taip, kaip sakoma, visai kita situacija. Kas liečia aplamai, nebuvo tos vadinamos krizės. Tais laikais buvo stumėjimas didesnis
iš Lietuvos sirgalių pusės, aplamai ir kiekvieno miesto pusės. Šiuo metu, kaip sakoma, ta tendencija yra nėra palanki, bet tai viskas priklauso nuo pačių žaidėjų, nuo pačių mūsų, pritraukti tuos žiūrovus, kurie yra ir Šiauliuose tikrai jų yra. Tas pats liečia ir kitų, sakykime, miestelius ir Gargždai, sakykime, su savo žiūrovais kažką pasiekė, Pakruojas tas pasiekė mažas miestelis, bet tai mūsų tikslas yra susigrąžinti tuos žiūrovus, kurie tikrai nori ateiti į stadioną ir nori palaikyti tą komandą. Aišku, viskas daug priklauso nuo rezultatų. Bet manau, jeigu kažkokie rezultatai bus kažkoks pozityvas bus, o pozityvas, kiek žinau, iš Sauliaus, iš prezidento pusės Astrijos yra, jie dirba neiššaukiančiai, bet, kaip sakoma, palaipsniui ir tie rezultatai yra rodomi. Pirmą kartą dalyvavo Šiauliai ir Europos taurėse, išskyrus tais karjerų laikų. Taip kad daug pozityvų yra. Saulius paskambino ir aš ėjo kalbas ir visi turbūt žinote, nepaslaptis, kad Šiauliai ieškojo trenerio. Tokia nuojauta buvo, bet kad taip viskas greitai vyksta, gal ir greitai, gal ir per vėlai. Čia tas klausimas dabar. Bet skaitau, kad atvažiavo iš čia, pamačiau ir ne tik pamačiau pokalbį ir pamačiau viską praktikoje, kokias sąlygas turi, kokią, kaip sakoma, materialą turi, tai yra kokią bazę, kokias, sakykime, treniruočių sąlygas, kokie žaidėjai, kokie organizaciniai klausimai. Tų klausimų kaip ir nėra. Tai yra didžiulis pliusas. Ir kaip minėjau, yra iššūkis, kaip ir buvo tas pats su Gargždais, to pačia Vėtra pirma irgi komanda, buvo visi naujos komandos, čia jau, sakykime, kaip visam buvis, jo nereikia tiek daug įdėti darbo, to organizacinio nereikalingo, viskas, kaip sakoma, yra sudėta, reikalingi dabar tik tai rezultatai. Bet to dar, sakau, minėjau, komanda yra ta, kuri neverta šitos vietos. Klubo netenkino, man atrodo, ir Šiaulių sirgalių netenkino užimama Šiaulių vieta po pusiaukelėje čempionato. Tai ir transferių langė Liepos mėnesį klubas pasipildėm, kaip sakyt, 10 naujų žaidėjų. Tai, kaip sakyt, čia ir valdo bus uždavinys, kaip sulipdyti tą naują desantą atėjusi į čempionato pabaigą, naują desantą su buvusia komanda, katra buvo čempionato pradžioje. Tai vis dėlto 10 žaidėjų, tai skaitau, buvom transferių lango lyderiai gal Lietuvoje, tai pasakyti, tai valdo laukia tikrai sunkus darbas, kad kaip sudėlioti buvusios komandos ir naujo desanto lydinį padaryti kaip vieną kumštį. Mes žiūrėdami į pirmo čempionato pusiaukelę, žiūrėjom, kad vis dėlto labai daug praleidžiam įvarčių, kaip sakyt, gali apsiginti, bet jei neapsigini, tai vis dėlto turi labai stiprų puolimą turėti. Tai vis dėlto stiprinom labai gynybos liniją. Kaip sakyt, kad dėl trenerio pasitraukimo, trenerio neturėjimas, tai kaip sakyt, biškai gal Valdis sutrukdė dalyvauti mūsų tame procese komplektavime, bet aš tikiuosi, kad mes tikrai, kaip ir treneris minėjo, kad žaidėjai atitenkina jų lūkesčius, tenkina ir vis dėlto stiprinom daugiausiai gynybos grandę. Tai patys žinot, kad atėjo ir 2 vartininkai. Labai gaila, kad jaunas vartininkas Jurevičius Šarūnas gavo traumą ir iškrito iki sezono pabaigos. 2 vartininkai ir gynybos linijoje turim 6 žmonės. Tai skaičiuoti, kad gynybos linija sutvirtinta Šiaulių yra 6 žmonės. Tai jeigu dar papildint, aš sakau, tikrai norėčiau, kad pasakyti, kad tikrai esam klubas dėkingi, kad tokių sunkių laikotarpių tikrai yra. Treneriai žinau, kad tikrai yra labai sunku prisišaukti, kaip nuo sezono vidurio. Dėl to visi treneriai, kaip sakyti, atsakingi nori būti nuo komplektacijos komandos pasiruošimo prieš sezoną, turėti visą tą ir tikrai Valdui esam dėkingi, kad Valdas pasiėmė tikrai tokį iššūkį sezono viduryje padėti mūsų klubui. Ir tikimės, kad rezultatai nenuvils sirgalių lūkesčių ir gal išeis sutarti ir su Valdu ant ilgesnio laiko, kad padėtų mūsų klubui. Tai tiek, ačiū. Dėkui. Gerai, Valdai, dar prisiminimą. Gerai.